Turbūt reiktų pasidžiaugti pirmiausia, kad net 3 mūsų krepšininkai, kuriuos mes prižiūrime savo klinikoje, grįžo iš olimpiados su medaliais, sveikinimai jiems. Na ir iššūkis mums taip pat juos prižiūrėti ir paruošti naujoms klubinio krepšinio 3x3 kovoms. Tai natūralu, kad prieš olimpiadą buvo ilgas ir sunkus pasiruošimo periodas, taip pat olimpiado didžiuliai krūviai. Taigi grįžus teko su kiekvienu susitikti, pabendrauti ir galbūt aptarti kažkokias mikrotraumas, senas problemas, kurias vis dėlto reikia išspręsti ir suteikti jiems daugiau jėgų grįžti į klubinio krepšinio sezoną, tęsti jį toliau ir linkime sėkmės ir tikimės, kad Raudondvario Hoptrans komanda kartu su Nordklinik pagalba pasieks dar geresnių rezultatų nei buvo praeitais metais. Šiuo metu gyvename varžybinėmis ir šiek tiek su trauma susijusiamis emocijomis. Džiaugiamės, kad turim Laimoną, kad visą laiką galime, jeigu atsitinka kokia problema, kažką paimtam skausmus ar nemalonius jausmus, tai visą laiką galime kreiptis ir džiaugiamės, kad turim tokias sąlygas, kad galim visas atsiradusias negandas patikėti laimiai.